Sveiki, bičiuliai. Šiandien apžvelgsim vienos dainos nuotykius Vakarų Lietuva, 17 kabančių tiltų. Jie atžiūrėjom. Šiandien planuojam pravažiuoti 15-17 kabančių tiltų. Čia labai fainas tiltoks. Žvejys su žuvi. Aplinkau, ypač kol vidurėje jau dar nieka. Bet kai perėjau čia prieš galą, kai įsilingavo. Iš tikrųjų, turbūt vienas geriausių, puikiausių gyvenime fainiausių kabančių tiltų. Čia labai fain veit. Sauliuks. Fainas šiukšlėnį. Maudykla. Čia vietinį turbūt labai mėgstam veitą jaunimą. Gelbėjimo ratas. Lietuva taip kultūringa. Tikram. Gelbėjimo ratas, maudykla, Sauliukas, šiukšlėnis. Fantastinis kabantis tiltas. Persirengiam seinelį, sakykim, nes miesto gėlių bodelis nepavadins. Čia dar kažkuriam toks, neaišku, bet jau nesu. Ne toks tikslas šiandien. O tokiai. Duoda labai didelį žavesį. Тут цинкель. Вау. Antras kabantis tiltas šiandien. Aš jau manau praėjau iš tikrųjų. Su dukra. Prasibėgom tą tiltą dabar. Bėgom prieš kelis metus. Tai ten vos ten keliom dalėm sekundės laimėjau. Dabar prasibėgom. Tai aš trukau 10 sekundžių, 10,4 sekundės. Dukra 2 sekundėm greičiau. Tai man tuoj trumpą atstumą iš tikrųjų 2 sekundės tai daug, apie 20% greitesnė. Jau nešmanam. Čia toks trumpesnis negu tas pirmasis. Gal biškį saugesnis dėl to, bet ten nenukreis, ko ten lyst pro tus tarpus. Čia vat uždėts. Mažiau lengviau, trumpesnis. Paprastesnis. Nėra tų skulptūrikių. Bet labai fainas toks ir kaip vat ir minėjau, su prisiminimas. Mes esam kažkada jau čia buvai, kažkada prasibėgi. Parmėniai, kaip ir pirms parmėniai. Esu prie 3 kabančių tiltų šiandien.
tiltas. Čia matos, kad uns trumpesnis negu pirmieji du. Tas pirmas tai tikrai įspūdingas. Ilgas papuoštas. Čia fainai vat uždėt plasmasės. Neįsidurs, nes bunti į trosą atčerpia tuoj. Prie pirm tiltą. Iš tikrųjų biškį užsigavom. Čia mažiakai neiškristų uždėt. Nu, toks biškį lengvo. Nors neilgas, bet lengvo. Taip įtvirtinti. Standartiškas, sakyčiau. Vis panašiai neįtvirtinti. Čia papada blokas kažkoks išpils. Ketvirtšiandien tiltas. Ilgiausiai Lietuvoje kabantis tiltas. Čia esu antrą kartą gyvenime. Tai prisimenu, kas čia buvo. Uns yra tarsi ilgiausiai kabantis tiltas Lietuvoje. Bet čia yra šiek tiek kitaip. Yra atrams padarytas. Ranka yra stacionare, tvirta, keita tiltas atkarpom sukabintas. Jeigu nori imti visą ilgį, mums gal ir ilgiausiai, bet jeigu imti, tarkim, nuo tos atramos iki tos atramos, kad ir šiandien tas pirmas kabantis tiltas buvo ilgesnis ir tai nežinau, ar ton tiltą tikrai gal vadinti ilgiausių kabančių tiltų Lietuvoje, nes mums yra iš dalių. Mums yra, tarkim, 20 metrų kaba, keitą įtvirtins, tada 35 metrą kaba, keitą įtvirtins ir vėl kažkiek kaba. Ir mums yra įdomu padarytis, kad į šoną įtempta, kad nelengauti į šonus. Tik vienam šonį įtempt su trosas, tik kitam šonį įtempt. Čia įdomus tiltas toks kitoks. Įdėl tų šoninių įtempimų, įdėl tų per vidurį atramų. Tai ten buvo 2 atramas žiūrų ir čia dar 3. Ronskaitai jie sutvirtins. Nekaba jau čia to veiklo. Štai matos. Teisė ant beton padėta. Galingi gelžė. Tvirtas toks. Nacionalinio kultūros kelio Vėtrungių kelias. Ir mums iš tikrųjų nedaug tai lengviau, dėl tų savo įtvirtinimų, šoninių įtempimų, tarpinių kolonų. Nedaug tai lengviau. Ten į Tarzankį, nežinau, matas liptėlis Tarzankį padaryti. Ten turi būti fainai. Atvažiavau prie tilto ir čia yra, reikia šiek tiek paėti ant kelių, bet pakeliai yra bunkeris, jeigu neklystu, Molotovo ar kažkas tokį gynybos linijais. Iš tikrųjų dėl to nežiūrėjau, kažkas seniai buvo matęs, tai tiksliai negaliu įvardinti, bet atrodo tas bunkeris. Šiaip gal galėtų iš antros pusės lįst, bet nežinau, čia per tas dilgelis sėdi. Bet toks monolitinis atrodo įdomi. Per jūros upę.
Matos naus, nauji trosa, neprūdy, nauji svielas. Nu, draugėlį. 2022 metas sutvarkyts. Tikra naus, gražus tiltas. 6 kultas. Labai daug žmonių atvažiuoja. Daug mašinų. O čia plats per jūrą. Koks srauniuks. O tenas yra nelegalus mašiną važiuoti, tiltas padaryts. Reiks nuvažiuoti, pažiūrėti. Gal vien su mašinu pervažiuoti. Bus įdomi. Matos, kad senesnis, bet kokybiškas tiltas. Važiuosim per nelegalį tiltą. Lietuva. Atvažiavom prie Pagramančių apžvalgos bokštą. Akmena su jūra suteka. Nu, fainas tas bokštas. Didžioji jūra, mažoji akmena. Kaip įdomi atrodytų spalvos skirtingų vandenų. Akmena tokie drumsta. Kokie faini stovo, koks fainas kolonas padarytas apžvalgos aikštelė. Čia bokšt kolonas. Per akmeną. Trums tiltoks. Tvarkingas. Ir matos, kad labai tvarkingas. Matos, kad neseniai tvarkyts. Šitą vėlas neprūdėjus. Viršutinė trosa irgi neprūdėjai. Apatinė trosa gal ir senesnė. Lengviau šiek tiek. Vietiniam iš tikrųjų labai gera čia. Tiltas par akmenu, trumps. Čia jau kitoks stiliaus tiltas. Jis yra kabantis, nėra sujungts, bet jau tilto rėms yra tvirtas. Gal biškį lengviau, bet nedaug. Biškį lengviau, bet jau toks tvirtesnis tas. Aišku, ir daug ilgiausias, stabilesnis, nes trumps. Tempiams. Žirnis. Kai grybų. Didžiausias grybą. Tam pakelė. Šitą. Kažkoks kemperis suvažiavams.
Lakštingala slėnis. Ten koks gražus kemperis. Ten tokia Nežinau, čia 10 ar 11. O Kalingov. 10 ar 11 kabants tiltok šiandien. Atspinėk. Tiltas per akmenį. Nu, toks jau gyvenime matys. Tikrai gyvenime matys tas tiltas, bet fainas. Kažkelinto veiklo, vat vienodį tempimą. Matyt, buvo toks laikmetis, kad tam tikro dydžiaus tiltam būdavo tokie tempimą taikoms. Nežinau, kiek čia tų kemperių. Nežinau. Koks 100 kemperių. Tas pats Lakštingala slėnis, o antras kabants tiltoks. Kaip sakiau, tikriau skaičius jau neapžinau. Čia 11 arba 12 šiandien kabants tiltas. Lengviau gera. Čia su baidarėm turiu būt fainiau plaukti. Sraunesnė upės. Vėl vienam prikabant tiltą. Tokias keliukas. Nežinau, kaip čia bus. Girdas, kaip jau čiurlen. Keliuks prieiti, tai nekoks. Čia per akmenį kabants tiltas. Čia toks Bet to jis yra, nežinau čia. Suradau. Kaip minėjau, čia neapžinau kelins, gal koks 12 ar 13. Neapžinau iš tikrųjų, neapnoriu skaičių vardinti, nes nežinau. Kops nulūžus, čia mažiausiai pusmetrą kuo įkelti. Čia toks plans irgi kažkoks. Blamų, čia nejaukia. Toks biški ekstremalus. O, Kalingov. Visiškai pasislėpsi. Ekstremalus, tai nutysi šitą sulinkį. Ten išvisinta beveik lygia. Realiau ant apatinių čia besilaikė. Gal tas dar biškai kairį pasilaikęs. Dešinė visai nulūžį, nutrūkė šitą. Čia ten visą. Čia matyt kažkas DN. O, blemba, kas susviravau. Matyt kažkas DN, nes... Ten čia rašo. Kilpinis. Ir nes uždėti lentas. O toks čia skilėkis. Čia ekstremalia. Džiaurės viro, nes viršaus niekas prilaikytų. Tik ant apatais. Lavas viro. Ant 2 apatinių linų tiesą laiką. Toks takioks į kalną grįžti. Vis iš beker. Čia reikia gerpus kilometrų paėti. Čia jau čia ir su traktoriui, kas važiuoti tam kalną. Per tus molis lysti. Jeigu koks drąsuolis atsiranda su džipu nusileisti. Tai nežinau, kaip čia bija. Gal standartinis toks. O šiandien tokių buvo. Gal čia kitoks, bet šona žema pakankama. Čiut virš kelių, tai šona
Jūros upe. Kalingojus. Nu, šapčio gali išvirst. Nes tai žava šona. Šiaip neaišku, ar daugam tų kelių neaišku, ar įpėjus į miškus. Ir beveik visur prie visų tiltų, nu, negaliu sakyti, kad prie visų, bet prie daug tiltų, vat, kamino, arba netoli tiltą. Nu, kaip čia prie pat tiltą, ar kažkur netoli tiltą kamino ženklą, kas darė kamino Lietuvą. Kelius, kas rinka jau parinka toks įdomesnis veids. Dar viens tilts pa jūrinis eilė. Per jūros upę. Čia matos kapinaus. Lentas gal biškį pasistovėjus, bet rusą tai nauja. O tas lent čia par porą metų panos patrešta. Nu, bet čia ilgs. Čia panašia kaip pirms to buvo. Irgi aukšta kaip pirms. Kaplingo. Koks gars. Tank. Nu, fain šitas tiltas. Aukštas. Atstipria lengviau. Kunigiški piliakalnis per tą tiltą. Iki piliakalnį gal net. Šiandien netoks tikslus. Irgi toks standartinis įrengimas. Prie palaivių poilsiaviečių. Dar viens kabantis tiltas. Nu, tai irgi šona pakankamai žemė. Tiltas tvarkingas, kokybiškas, įdomi atrodo tas kulonis betoninis. Nu, tai ten pradžioje pamatys filmuot, o čia state nusileist. Taip, galinga tas kulonis atrodo. Dar viens kabantis tiltas prie Padėvaičio piliakalnio. Jūros upė. O, čia toks čia toks vėlėnis kažkoks. Nu, gal papat nepasižiūrėjau, gal trosą ir ai ne, čia matos, vėlas. Čia iš vėlų padirbt, sparms tautas iš vėlų. Mūsų buvo su trosas, natūralinės lynas. Čia gražiai, Tanėnų piliakalnį turi gerą vaizdą atsiverti. Tep į ąžuolą. Ąžuolas buvo apjaustas ir tep į auga. Ten žemiau matus buvo apjaustas. Buvo jaugi. Atit vėlas surūdėjai, nukarpė. Apjaus aukščiau. Tas tiltas kažkoks namudinis. Iš vėlų padaryts. Ąžuolas apjaustas. Čia ant to tiltas kažkoks kods. Greičiausiai konsteliagaus. Pažymėts. Kažkoks turbūt inventorizacinis numeris. Dar viens tiltas per jūros upę. Inventorizacinis numeris. Grinanaus matos padaryts. Šį vasarą. Šiais lens. Medinė ten užuosti.
Nu, Lens matos eglėns. Tiksliai, kur ant rundas, nežinau. Pagal žemėlapį atvažiavau. Gyvenvietė čia kaip ir nėra gyvenvietė. Net medija nužuosti, kaip soks, kaip faina. Ot ja neįvat į tiltą. į той šabakštins. Įdomu. Tai koks video patiko. Iki pasimatymų. Iki.